ypatingų pristatymų apie TB ir labai tokia svarbi ir didelė tema yra individualizuotas ugdymas. Ir mūsų mokykloje jo tikrai yra labai daug. Inga yra viena iš steigėjų ir mokyklos koordinatorė ir pasidalins savo patirtimi, nes jau 6 metus mes kuriame patirčių slėnyje ir mokyklą. Ačiū, Akvilė. Tai sveiki visi. Jau nebeturiu tos prisistatymo dalies, Akvilė viską pasakė. Tai labai džiaugiuosi, kad galiu šiandien pakalbėti, jaučiu tokį didžiulį įkvėpimą ir nuolatos beklausant prieš tai kalbėjusių kolegų, buvo taip, mes apie tai, mes ten, mes savo vaikam norim, ar ne, visą tai. Tai, nes nepaisant to, kad gali kai kurios skaidrės dalės ir kai kuria informacija skambėti moksliškai, bet dažniausiai mes kaip savito ugdymo mokyklos ko pritrūkstam, ar ne, ministerija ką mums sako. Sako, jūs tik apie emocijas ir apie jausmus kalbat, ar ne, apie tai, kaip jūs gerai jaučiatės. Kas papasakos apie tai, kaip tokius dalykus galima išmatuoti. Ir apskritai apie tokį dalyką kaip prasmė. Bet pradžiai noriu paklausti, ar sutiktumėt ir kolegos online lygiai taip pat sudalyvauti vienam eksperimente. Sutinkat? Kas sutinkat, pakelkite rankas. O, vaikai beveik visi. Gerai. Tai dabar padarom taip, tie kolegos, kurie dalyvauja online, jūs dabar visi pajauskite, kaip jūs sėdite. Ne, ir dabar visų prašau pakeiskite poziciją. Jeigu sėdite pilnai, atsisėskite ant kraštelio. Jeigu sėdite ant kraštelio, atsisėskite pilnai. Jeigu sėdėjote ties viduriu ir nugara buvo išlenkta, pabandykite ištiesti. Padarykite taip, kad iš esmės pakeistumėte savo poziciją. Gerai, jau? Kaip ten kolegos online, tikiuosi irgi tą patį padarė, nesvarbu ar fotelyje, ar virtuvėje sėdi, irgi yra tokia galimybė tą padaryti. Gerai, ačiū. Tai aš pradedu šnekėti, paskui papasakosiu apie eksperimentą, gerai? Kaip suprantu, eksperimentas vyksta toliau. Dauguma kolegų jau irgi šnekėjo, ar ne, apie tą kontekstą. Mano klausimas labai paprastas būtų. Kai mes vedame savo vaikus į mokyklą, kai mes apskritai šnekam apie ugdymą, ko mes norim? Dažniausiai nei vienas tėvelis, nei vienas mokytojas nepasako, aš noriu, kad jisai matematiką 10 mokėtų. Nes iš karto kyla klausimas, o kam? Ar ne? Tik tai, kad mes suaugę esam labai smarkiai linkę prisigalvoti tų prasmių, ar ne? Nes matematika, jinai labai plačiai vysto mūsų smegenis, ar ne, bet kaip ir kolega profesorius pasakojo, matematika yra geras dalykas. Ir vaikai jo mokinasi, galų gale pinigus susiskaičiuoti jau yra šis. Bet už viso to slypi gerokai didesnė prasmė. Kai mes apskritai einam mokintis, kai mes vedam savo vaikus į mokyklą, kai mes patys ugdomės, nes tai neišvengiamai yra neatsiejama, nors apskritai, kaip aš vystausi kaip asmenybė, nuo vaikystės, nuo kūdikystės, iki dabar pat, ne, mes juk šnekam pasaulyje apie nuolatinį mokymas. Ir suprantat, mes esam, dauguma iš mūsų, esam ta karta, kuri jau suprantam, kad mums nuolatos reikia mokintis. Mums nuolatos reikia ugdytis, kad mums nuolatos reikia keistis. Jūs matot surašytos visus kontekstus. Koks didžiulis neapibrėžtumas yra dabartinėme pasaulyje. Šitiem vaikam po 10 metų, kaip dabar greitai keičiasi, bet taip, mes net neįsivaizduojam, kaip greitai keisis pasaulis. Bet yra tam tikrų fundamentalių dalykų, ar ne? Šekspyras, kuris rašė daugybę metų atgal, jisai sakė tokį dalyką, kad iš esmės visas gyvenimas yra teatras. Ir mes visi jame vaidiname, mes visi vaidiname rolės. Ir vis dar tai atitinka, ar ne vaidiname rolę. Mes turime mamos rolę, mokytojos rolę, direktorės rolę, sesės rolę, dukros rolę, ar ne? Ir prisirašam prie tų rolių. Arba ne. Visa esmė yra tokia ir gyvenimas linksta link to, turint omeny visą kontekstą. Ar aš valdau rolės? Ar rolės valdo mane? Ką tai reiškia? Kad mes neišvengiamai esam bendruomenė. Mes neišvengiamai esam kontekste su visais kitais, ar ne? Tai tas kontekstas yra gerokai platesnis. Tai reiškia, ta kultūra, paimkim Lietuvos švietimo, pavadinkim ne sistemą, o kultūrą.
Tai dabar žiūrėkit, ar ta sistema formuoja, ar mes formuojam sistemą, ar visgi yra sąveika tarpusavį. Kaip jums atrodo? Yra sąveika, bet abu prieš tai mano minėti punktai, jie irgi egzistuoja. Sistema mus formuoja, žiūrėkit, aš švarką užsidėjau, šiaip nevaikščiau su švarkais. Ar ne? Aš pasidaviau kultūriniai įtakai. Tai galvoju, o visai smagu, reikia dažniau gal panešioti. Nors daugumą irgi, bent jau iš sėdinčių, mes matom, kad nešvarkiniai mes, ne? Kai kurie nebent kurie mėgsta. Tai kultūrinė sąveika. Lygiai taip pat aš kalbėdama apie savitą ugdymą, aš irgi darau kažkokią tai įtaką. Aš visiems, kurie manęs klauso, dabar kalbėdama vien tik tai, kad manęs klauso, jau darau įtaką. Ir tai reiškia, kad mes apsikeičiam, ar ne, šitą sąveiką. Tai visa esmė yra, kad ateityje, jeigu mes šnekam apie ateitį ir apie pasaulį ir visi futurologai, mokslininkai ir mūsų Lietuvos 2050 metų vizija yra apie ką? Tai yra apie gebėjimą kurti prasmę. Pirmiausia savo, kitam ir pasauliui. Jeigu aš kaip žmogus nematau prasmės, dirba žmonės darbus, ar ne? Ir, pavyzdžiui, žiūrim į kažkurio žmonės ir galvojam, jie taip šneka, tokie įkvėpti, ar ne? Va, kaip ir, paimkim, pavyzdžiui, kaip profesorių pavyzdį, ar ne? Visas įkvėptas. Kiek jisai prasmės tame mato, ką jisai daro? Labai daug, ar ne? Ir pažiūrėkime žmogų, kuris eina į darbą ir sako, žinai, atidirbsiu, o po darbo gyvensiu. Iš esmės mes ugdomės tam, todėl, kad mes nežinom, kokia bus ateities profesija. Mes nežinom, kaip dažnai ir kokiu periodiškumu man gali tekti keisti profesijas. Mes nežinom, kokių profesijų apskritai neliks. Mes net apskritai nežinom, koks tas gyvenimas bus. Gal iš vis niekas apie profesijas nekalbės. Ir jau po 10 metų. Ir futurologai apie tai šneka. Ir šneka apie didelius ekstremumus. Ir visą laiką aš pagalvoju apie mus tas unikalias savito ugdymo mokyklas. Galvoju, mes kaip nors tenais vis tiek išliksim. Ar ne? Kad jau turim tam praktikos. Labai daug nešnekėsiu, bet tikiuosi, Akvilė pasidalinsi skaidrėm. Šičia visus tyrimus pagal pavadinimus lengvai surasite internete ir galima juos pasiskaityti. Yra daugybė atliktų naujausių tyrimų, apie kuriuos irgi pasakoju ir Judita, ir ta pati Irena, ar ne? Daugybė tyrimų yra atlikinėjama pastaruoju metu apie tai, kas iš tiesų daro įtaką. Ką iš tiesų reiškia būti šiai dienai, ugdymo prasme, ką iš tiesų reiškia būti sėkmingu. Nes visi, ką mes savo vaikam linkim. Būtų laimingas, kad būtų sėkmingas, o sėkmingas gali būti, kai laimingas, o laimingas, kai sėkmingas, ar višta ar kiaušinis, ar ne pirmiau. Tai galim to pasakyti. Labai svarbu, kad atlikta yra ir Europos mastu, ir pasauliniu mastu. Ir man labai svarbu buvo sudėti metus. Nes tyrimai vyko ilgą periodą laiką ir buvo tyriama, kaip jūs matot, nuo ko priklauso gyvenimo sėkmė. Ir dar kartą nuo 1972 metų pirmojo tyrimo Naujojoje Zelandijoje buvo įrodyta, kad gyvenimo sėkmė tiesiogiai visiškai nekoreliuoja su pažymiais. Ką mes šiai dienai matuojam? Pažymius. Ar ne? Kitas labai svarbus dalykas, va čia jau įvedu savoką, apie kurią ir pasakosiu, kaip apie metodą. Tai yra subjektiškumas, arba dabar naujoji pasaulio panacėja vadinasi agency. Tai yra gebėjimas be niekieno kito paskatinimo iš vidinio impulso veikti. Tai reiškia, kai vaikas sugalvoja, arba suaugęs žmogus sugalvoja, ar ne, jam niekas nieko nesako, jis tiesiog eina ir jis tiesiog daro, jisai susitinka su sunkumais, bet jis vis tiek daro. Iš dalies profesorius irgi, kai šnekėjo, ir aš galvoju, aš apie tai pasakosiu, kai sakė tą discipliną, kad neatsitraukti, ar ne, kai kas nors tave kviečia į kiemą, o tu sėdi ir darai kažkokią tai užduotį ir tu vis tiek ją darai, nors visi tave kviečia į kiemą. Bet labai svarbus skirtumas šičia yra, ko nepaminėjo profesorius, yra aš tai darau ne todėl, kad man liepia, o todėl, kad tame aš matau žymiai didesnę prasmę, negu kad šiuo metu išbėgti į lauką palakstyti. Jeigu mes išugdom žmoguje, savyje, mūsų niekas to nemokina, mes sunkiuoju būdu mokinamės, ar ne? Kai kuriems vis dar nepavyksta, yra sričių, kur man nepavyksta. Aš išeinu į kiemą pažaisti, kad tai to, kad padaryčiau. Ne? Jeigu mums pavyktų tai išugdyti, o tyrimai rodo, kad tai yra ugdoma,
Tai viskas visiems žmonėms, va čia sėdinčiam, jūrai iki kelių. Tik tam reikia laiko, kaip ir bet kokiam ugdymui. Visus kitus jūs irgi patyrinėjot greičiausiai ir įdomiai buvo paimti, žinot, dabar populiaru labai žiūrėti į, anksčiau buvo 6G, dabar yra 5G. Tai yra patys galingiausi 5 valstybių vadovai. Ne, ir jų pavaldiniai, pavaduotojai, viceprezidentai ir taip toliau. Ne? Buvo žiūrima, kas juos daro sėkmingais, kodėl jie tokie sėkmingi. Atrado tokį dalyką, angliškai vadinasi grit. Tai lietuviškai mes pavadintumėm atkaklumas. Ir svarbi dalis yra, kad atkaklumas šiuo atveju yra subjektiškumo dalis. Tai reiškia, kad aš atkakliai, net jeigu man nepavyksta, kelis kartus darau. Kai dėliojat vaikai lego kaladėlės ir iš pirmo karto nesusilipdo, metat viską ir išeinat ar bando dar? Dar, ačiū. Ir tokia svarbi labai dalis yra, žiūrėkit, paskutinių metų tyrimai tą rodo. Ir iš tikrųjų, va, tos savito ugdymo mokyklos, man ir norisi pasakyti, kad mes jau kurį laiką valdomės, jau daugiau negu 30 metų tokiais principais ir dirba. Kaip sakiau, sunkioji dalis visą tai pavadinti moksliškai. Ne veltui vienas iš kolegų, neprisimenu, kuris sakė, kad mes esam tie progresyvūs, ar ne, kurie vis švietimo naujoves atneša. Galbūt tai yra kažkoks naujas būdas, galbūt mes galim tą išmatuoti. Ar ne? Labai įdomu. Man vis tenka pastaruoju metu, nes edukologijos studijuoju dabar studijose, skaityti švietimo įstatymą, bendrasias ugdymo programas ir gerosios mokyklos koncepciją. Suprantat, čia ne aš sugalvojau. Visą tai yra pas mus parašyta dokumentas. Aš tik padariau išvadą, mokslinį tyrimą atlikau pati. Man magistrui reikia. Ar jūs matot, ką mes jau kalbam? Ką mes jau darom? Ne? Mes sakom, kad tikslas, kad būtent visi šitie 3 labiausiai tą apibrėžia, dabar įtraukties gairės ir gerosios mokyklos koncepcija, kad tikslas yra asmeninė branda, prasmės paieška ir savasties augimas. Ar sistema mane, ar aš sistema, ar ne? Bet iš tikrųjų tai yra sąveika. Ne, bet tai galim pasišnekėti. Ir dėl to, kad visa tai visgi yra mūsų dokumentuose, būtent Lietuvos Respublikos dokumentuose apibrėžta, minėjau, visus 3, net ir tuose pačiose bendrosiuose ugdymo programuose, mes jaučiamės drąsus, tyrinėdami savo mokykloje 3D modelį. Svarbus dalykas yra, kai mes matuojame mūsų mokinių pasiekimus pažymiais, iš esmės kyla esminis egzistencinis klausimas, ar ne? Žmogaus vystymosi psichologija, irgi profesorius apie tai minėjo, ar ne, kad ir dabar neuroplasticity ta naujoji banga, ne, yra kaip visgi tos smegenys fiziologiškai vystos ir kaip mes emociškai vystomės. Ką sako, Erikas Fromas jau iš senų laikų ir Foucault dar yra labai seniai apie tai kalbėjęs, kad jei aš esu tai, ką turiu, ir prarandu tai kas tada aš esu? Ne kas iš manęs lieka. Tai esminis žmogaus pasirinkimas, jūs matote. Žinios yra tai, ką aš turiu. Žinios tai, ką aš visą laiką galiu gauti. Taip? Bet visa kita dalis yra gilėti, galėti, augti, plėstis kaip asmenybei. Tai visa esmė yra, kad visiems šitiem vaikam, kurie net ir čia yra, turi būti prasmė. Ar dažnai paklausia, o kam iš visos matematikos reikia? Mangi gyvenime neprireiks. Mes suaugę mūsų tėvai, kai kurie sako, nu žinai, man tos matematikos, iš tikrųjų tai ir neprireikia. Bet jeigu aš matau tame prasme, tai kodėlgi man jos nereikia? Taip? Ir svarbus dalykas yra, kas aš esu. Ar ne? Ta tokia psichologinė, filosofinė, pavadinkim, netgi atsiskleidžia tokia ta dalis, apie ką mes visą laiką ir šnekam, ar ne? Tas jaustis gerai, tai yra emocinė, psichologinė, ar ne? Taip pat čia yra 3D modelis. Yra 3 pagrindinės ašys. Subjektiškumas, arba kitaip labai populiaru šiuolaikiniai moksliniai literatūrai, ugdymo ir edukacijos vadinti tai agency, yra universaliosios kompetencijos, tai kitaip tariant kompetencijos, kurias mes turime apibrėžtas ir bendrosiuose ugdymo planuose. Ir tai yra akademiniai pasiekimai. 3 ašys. Esminė ašis yra subjektiškumas.
Ir labai svarbu čia apačioje parašyta, kad tai yra įrankis, kaip mes galim savito ugdymo mokykloje, šnekant apie individualizaciją, stebėti vaiką. Ir jį vertinti, jeigu tai galima vadinti vertinimu. Tai tiesiog stebėti jo pažangą, kitaip tariant, reflektuoti, o kaip jisai juda ir kuriuose srityse jisai juda. Svarbus dalykas yra. Bet čia aš nekam apie subjektiškumą. Iškart turiu klausimą. Eksperimentas. Pagalvokite. Aš paprašiau jūsų atsisėsti, pakeisti poziciją. Kiek iš jūsų padarėt, ko aš prašiau? Nu, pakankamai daug, ar ne? Aš juk nesakiau, kad sėskite atgal. Kiek iš jūsų patys nusprendėte dėl man nežinomų priežasčių vėl pakeisti poziciją? Jūs vis dar sėdite taip, kaip aš paprašiau pačioj pradžioj. Ar ne? Tai žinokit, va čia ir yra tas subjektiškumas. Va čia ir yra, kai aš niekieno neskatimas, pradžioje aš padariau jums ką? Padariau jums provokacinę aplinką, ar ne? Aš sukūriau tokią aplinką, kad jūs turėtumėt ką turėtumėt? Patyrimą, taip? Ir tada jūs patyrėte savimi, ką reiškia būti subjektišku. Ar ne? Arba kitaip tariant, savo laisva valia reikštis. Ir jūs tame matėt prasmę. Jūs nematėt prasmės tame, kai aš sakiau, sėdėkit ir sėdėti iki pat galo. Bet kažkas matė, tai irgi yra subjektiškumas. Vis galvoju, oi palauk, o jeigu aš ištversiu iki galo, tai gal bus įdomu, kaip nors ten paaiškės, kad aš ten, nežinau, kažkokioj tai fiziniai galioje esu, ar ne? Nu, kaip pavyzdys. Žiūrėkit, mes kiekvienas, ką padarom, mes tą prasme suasmeniname. Ar ne? Mes ją sudedam asmeniškai. Tai subjektiškumas šaknis yra iš labai labai senai 16 amžiaus, iš tų pačių Oksfordo ir Kembridžo. Jie, kai pradėjo taikyti tutorystę, jie suprato, kad jiems kažkokiu būdu reikia išmatuoti žmonės. Tai jie turėjo asmeninius tutorius, kurie su jais eidavo netgi, kaip jie prašo, kultūrintis. Ne tik tai mokslo metu, bet eidavo dar ir, kaip tais laikais, į vakarėlius, ar ne, į kažkur pašokti, į kažkokius tai renginius ir taip toliau. Labai svarbu yra. Subjektiškumas yra toksai, pavadinkim taip, kaip kriterijus, arba galima sakyti net vertinimo kriterijus, kuriuo mes fiksuojame, kiek vaikas arba žmogus atlieka veiksmą pats savo valios pastangomis, be niekieno kito pagalbos. Nesuaugusiojo. Kaip sakot? Taip. Ir labai svarbu, kaip mes turim bendrojo ugdymo planą, ir ten yra parašyta, kaip reiškiasi, ar ne, pavyzdžiui, kūrybiškumo kompetencija. Tai lygiai taip pat yra aprašymai, kaip reiškiasi pagal amžių subjektiškumo kompetencija. Ką tai reiškia? Kodėl mes negalim to turėti bendrojo ugdymo programų aprašymą? Nes tą, ką daro savito ugdymo mokyklos, iš esmės, kai manęs visi klauso, tai kaip jį ugdyti, tai sakau, atvažiuokit į svečius. Ne tik pas mus. Va, ir Miško mokykla, ir Valdorfo visos mokyklos, ar ne, ir Melkys, mes visi tą darom. Todėl, kad tai yra labai svarbi dalis, jau minėjau ir profesorius, tai yra autonomija, savivaldumas, va ir demokratinė mokykla, ar ne, vaikai priima sprendimus, vaikai randa prasmę ir kai jie veikia savo prasmės ribose, jie tada tiesiog veikia. Ir ką jie išmoksta? Jie išmoksta, jeigu aš baigęs 12 klasių norėsiu būti, ar ne, freelanceris, ar ne, entreprenystė tai vadinamoji, ką aš turėsiu galę daryti veiksmus ir atidaryti savo verslą, jeigu aš to norėsiu. Taip? Tai svarbus dalykas yra toksai, kad iš esmės labai labai svarbi stebint subjektiškumą ir va tam 3D modelyje yra labai svarbu refleksija, nuolatos reflektuoti. Kartais aš nuo pradžių iki galo galiu viską sugalvoti, kartais aš galiu sakyti, žinai, man įdomu, nesimti veiksmų. Ir mes, būtent to savito ugdymo mokyklose, pagal tai, kaip mes veikiam, tai reiškia, leisdami tą patyriminį mokymą, apjungdami daugybę dalykų ir kurdami provokatyvę aplinką, mes iš tiesų leidžiam jiems tame ugdytis. Nes ką jie daro? Jie vis nori bandyti ir bandyti. Jeigu mes sakom, nu jau viskas, jau eina. Ne, aš dar noriu nors kartą. Ar turit pas save įsisukinėtojų?
aukščiausias subjektiškumo lygis. Pažiūrėkit, kaip nepasiduoda. Kryptis nelabai kokia. Nu, tai va čia tada ir mes reikalingi esam, jau ugdytojai, ar ne? Man jau rodo, kad laikas pasibaigia. Tai labai svarbu, kad mes kiekvienoje srityje galim naudoti 3D modulį. Tai reiškia, pavyzdžiui, paprastas pavyzdys. Jeigu vaikas moka aukščiausiams įvertinimams matematiką, bet jis papildomai apie ją neskaito, nesidomi, nepasakoja, netyrinėja, nereiškia savo subjektiškumo. Ir, pavyzdžiui, universaliosios savybės tai yra tokios kompetencijos kaip gebėjimas save išreikšti, kalbėjimas, bendradarbiavimas ar nekritinis mąstymas ir taip toliau. Jeigu jis apie tai nekalba, tai panašu, kad jisai nemato tame prasmės, jis tiesiog tai daro. Ir nebus iš jo matematikos. Tai nereikėtų jo skatinti, ar ne, į šitą pusę. Nebent paklausti, žiūrėk, tau taip gerai sekasi, tau to įdomu pasižiūri, ar ne, sukurti tą provokatyvią aplinką. Ir mes atradom, kad mums tą provokatyvią aplinką kuria tutorystė. Tai, Akvilė, tikiuosi pasidalinsi paskui prezentaciją, ar ne, kad galėsit pasižiūrėti detaliau, kaip yra tai daroma veiksmais kiekvieną dieną. Kas yra atliekama ir kas yra daroma. Pagrindinis elementas šiuo atveju yra refleksija, bet kad tą irgi išmoktų daryti pats vaikas. Mes galim klausti, ne ką išmokai, o ką šitoj pamokoje atradai apie save. Žinai, kad man lengva. Žinai, kad man dabar nepatinka matematika, nes man sunku. Bet vakar patiko, nes buvo lengva tema. Ar ne? Tai yra didžiulis suvokimas, kuris mums apskritai padės ir mum, ir mūsų vaikam ateityje gyvenime. Ir geriausiai subjektiškumas, žinot, kaip yra ugdomas. Dauguma jūsų, matau, esat iš savito ugdymo mokyklų. Jūs žinot, kiek pasakoju, kiek mes turim kliūčių? Nesubjektiškumas reiškia, žinot, kada aš nuolatos renkuosi ir kada nuolatos man yra sunku tai daryti. Ugdomas jisai yra geriausiai yra asmenybė. Kai mes to savito ugdymo mokyklos ir esam tie, kur mums taip sunku ir pastaruoju metu irgi daug visko vyksta, ar ne, pas mus. Ir ką mes darom? Ir mes veikiam. Ir mes darom konferenciją. Ir mes šnekam. Ir mes dalinamės. Ir mes turim, kuo mes galim pasidalinti. Kartais mums prireikia tų pačių universitetų ir profesorių, kad padėtų mums apibrėžti tai moksliniais apibrėžimais, ką tai reiškia. Tai tikrai visus kolegos, kurie esat ne iš tokių mokyklų, kviečiu, va čia pilna. Važiuokit vieną dieną, pabūkit, jūs iškart suprasit, apie ką mes. Iškart. Tai labai jums ačiū už dėmesį. Ir tada perleisiu žodį kažkam. Dar yra prieš klausimų, gal kas nors kokį klausimą noriu užduoti. Prašau. Aš esu su kolega. Subjektiškumas, Ne, jokiais būdais ne. Labai paprastai. Aš į mane ir aš žiūri mane kaip objektą. Žiūrėkit, yra mokinys ir yra vaikas. Jaučiat skirtumą? Labai siaura riba, ar ne? Ir yra subjektiškumas, tai reiškia, kad aš esu subjektas. O subjektas lietuvių kalboje, tai reiškia, kad aš esu aktyviai veikiantis. Taip, subjektiškumas. Subjektyviškumas tai yra, kai kiekvieną aš priimu sprendimus remiantis jausmais, ar ne? Ir savo asmeninę patirtimį ir taip toliau. Tai daugiau yra jau, vien tik tai ir tas būdvardiškumo, daugiau yra antroji fazė. Subjektiškumas reiškia, kad aš kaip subjektas aktyviai veikiu. Aš nesu pasyvus objektas, tu tiesiog sėdžiu ant tos putės ir duokit man ką nors, įdėkit man čia žinių. Arba aš esu veikiantis ir tada aš patampu subjektą, kuris daro įtaką. Pirmiausiai savo ir visiems kitiems. Ar atsakiau? Nes tai čia yra labai sudėtinga. Dar agency, kai pradeda skaityti, tai iš vis. Tai, bet aš nežinau, kaip mes čia Lietuvoje, nes kol kas universitetiniai kalbos dažniau agency yra vartojamas ir apie moderniausius valdymo būdus ir kaip mokytojai gali su vaikais
Tai kalbama apie agents. Tai yra, kad aš pats pirmiausiai esu proaktyvus, iniciatyvus, laisva valia veikiu. Nerodau proaktyvumą. Čia tik repeticintoji. Aš kartais, žinot, kai būnu irgi sakau, kartais net irgi tokią frazę pasakau, ne taip ir mane kolegos iškart pataiso. Taip, ir dar kita labai svarbi dalis, kodėl mes vis dar naudojam subjektiškumą. Nes agency, nepaisant to, kad atima ir ką subjektiškumas yra, bet jisai vis tiek didelę įtaką daro kitiem aplinkai. O kai mes šnekam apie subjektiškumą, tai reiškia, kiek aš įtakoju kultūrą ir kiek aš įtakoju save. Dar yra tokia frazė, dabar neprisiminsiu, kas pasakė, iš antropologijos lyties, man atrodo, kiek aš keičiu save, neprarasdamas savęs. Vaikam gal truputėlį lengviau, bet pažiūrėkit, kiek mes jiems programą uždeda. Ir tada atsiranda ta tikroji vaiko paskirtis. Kam jisai atėjo į šitą pasaulį? Kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus turi savo tikrąją sielos paskirtį. Tai mūsų darbas yra neuždėti jam kultūrą ir ta paskirtis pasislepia, o leisti jam šitoje kultūroje skleistis kaip asmenybė. Ir tada va, ta asmenybė yra subjektas. Tai tiek. Ačiū. Keli dar techniniai dalykai. Žinau, kad ne visi užsiregistravote į sąrašą. Gal galėtumėt pakelti rankas, kas dar neužsirašėt? Vienas. Vienas. Tai čia yra Gabrielė ir tiesiog ten Renata. O tada, jeigu galėtų Gabrielė spėti pasirašyti, o dar žinau, kad Irena Baranauskienė, jau nepasakysiu tiksliai pilno pavadinimo asociacijos, kurią atstovauja, taip, nes dabar pasikeitė pavadinimas, labai pasidarė ilgas, nevalstybinių mokyklų, tuoj, gerai. Tai žodžiu, noriu pasakyti komentarą, tai Sveiki, nevalstybinių bendrojo ugdymo įstaigų asociacija. Žodžiu, vyšnė ant torto po Juditos to pristatymo, visą ką ji ten tas problemas kėlė, sakė, tai šį pirmadienį buvo susitikimas asociacijos su ministre, su jos komanda ir gana didelė buvo jinai. Tikrai jie girdi ir dar porą metų girdės. Taip, porą metų girdės, todėl siūlau nemiegoti. Visos tos savitos koncepcijos jos labai jau pakankamai senos, jums patiems gali kartais jos jau pradėti trukdyti, važiuoja mokykla, mes jau turėjom reikalų. Labai, sakyčiau, nesunku darbo grupę išprašyti, kad būtų sukurta, kad pradėtų dirbti. Tai jeigu tokį norą turit, tai reikia pirmiausia savyje tos grupės, tos ar ten žaliosios mokyklos, ar gamtos, ar dar kažkokios savo grupėje nuspręsti, ko jums reikia, kas jums trukdo gyventi. Ir tada kreipiamės galim ir su visos asociacijos to vėliava dėl darbo grupės sudarimo, dėl tam tikrų ministerijų įtraukimo, ar tai sveikatos ministerija reikalinga, ar dar kažkas, tai kad būtų sprendžiamos tos problemos. Šiuo metu girdi ir dar 2 metus girdės, paskui žinokit nebe. Tai va, tai žodžiu, jie nutvarė, kad mūsų susitikimas nesibaigia tik šito pasimatymu ir bus tų susitikimų, nes jau turim tas pagrindinius dalykus, kuriuos reikia spręsti ir atrodo, kad girdės. Tai žodžiu, būkime aktyvūs, nebijokime, mane galima rasti Saulės gimnazijoje. Labai ačiū, Irena, laiką. Dabar noriu pakviesti dar vieną bendražygę, kurią sutikau prieš 8 metus, kuri dabar yra labai užsiemusi ir kalba ir kažką rodo telefonu. Tai yra Dovilė iš mikromokyklos ir darželio, važiavo iš Klaipėdos su didžiausiu būriu vaikų. Labai smagu, kad esat mokytojai mum ne tik Lietuvos jau kontekste, bet ir Europos mokot mokytojus apie lauko pedagogiką. Ir aš kviečiu jūs keliauti čia
Tai šiandien be galo džiaugiuosi, kad atvykau čia ne viena, o su visa šita šaunia kompanija, trečiokų ir ketvirtokų iš Mirko mokyklos ir vieno alumni, bet visa jau penktoko, kadangi esame darželis ir pradinė mokykla. Atvykom iš Klaipėdos iš toli, kėlėmės anksti, kėlėmės, kaip minimum daryto, dėl to truputėlį tokie jau ir pavargę, ir tokie nenustykstanti, žodžiu, kada čia viskas baigsis. Tai va, bet labai labai nekantraujam, labai jums norim šiek tiek daugiau parodyti apie mūsų mokyklą, kad šiek tiek pajaustumėt, kuo mes gyvenam, kuo mūsų kasdienybė važiuoja ir kur tas mano pagalbininkas. Štai, ir šiandien Herkus man ypatingai daug pagelbės, kadangi jisai ir paklausinės mūsų trečiokų ir ketvirtokų apie mūsų miško mokykloje rengiamas šventes ir renginius. Na, o šiek tiek gal papildysiu šiokiamis tokiamis detalėmis, ką mes tais renginiais, ką mes ugdome, ką mes darome, be to, kad turėjome bendruomenę. Tai visų pirma, bandom. Čia kažkaip situam, kad mums visi matytų, žodžiu, ir ten, ir šiandien. Bandykim visi sutilpti į tos ekranus. Gerai, tai pradžiai vis tiek, pradžiai norėsime parodyti šiek tiek tokį trumpą filmuką apie mus, apie mūsų mokyklą, su mūsų mokinių. Vat tikrai žinau, kad alumnis prisidėjo prie to himno kūrybos ir su mūsų mokinių įdainuotų himnų. Tai bandykim, ar veiks mūsų technologijos visos. Veikia. Pona? Tai apie Kaziuko ir žaislų mugę pristatys Ieva ir Izabelė. Kaziuko stovis. Vaikai gali mokytis. Vaikai mokosi skaičiuoti pinigus. Vaikams smagu gaminti prekes. Dideli ir maži. Pirkdami prekes mokosi derėtis. Žaislų mugė. Mes atsinešu, kas atneša senus žaislus ir kartuolių. Kartais pasitaiko mažesnis, kad reikia duoti eurų, bet duoda 0 centų. Svarbiausia įdėti mažesnius pinigais. Taigi, kaip išgirdote iš Izabelės ir Ievos,
Kaziuko mugės ir žaislų mugės metu ypatingai daug dėmesio skiriame finansiniam raštingumui, matematikos žinioms tobulinti ir rašymo, ir skaitimo žinioms. Bet kas mums labai labai svarbu yra, tai socialinės kompetencijos šių švenčių metu, gyvenimiškų įgūdžių praktinis įgyvendinimas, tai vadinasi, ką išmokom ir kaip ten ką daryti, tai mes tai ir padarom, ir įgyvendinam, ir blynus kepam, ir meniu patys susidarinėjam, ir viską, ką pardavinėsim, aptariam. Ir turime, žinoma, ir bendrauti, ir bendradarbiauti tarpusavyje, kadangi reikia, kad viskas įvyktų, žodžiu, kad įvyktų sklandžiai, kad kuo mažiau, kaip sakant, įvairiausių konfliktų ir intrigų būtų, bet jų būtinai būna. Ir kaip Ieva ir paminėjo, mums šių švenčių metu ypatingai svarbu, kad mokytumėmės ir augtume ir emocinėje srityje, ne tik tai akademinėje srityje, ir išmoktume padėti, suprasti per tuos visus įvykstančias tas situacijas ir įvairiausius konfliktus. Tai čia yra Emilija ir čia Gota ir jos papasakos apie mamos ir tėčio dieną. Tai mes per tėčių dieną einame prie jūros, ten darome visokias estafetes. Tada grįžtame, dainuojame jiems dainą ir dovanojame savo padarytas atitlomas. O per mamyčių dieną mes vieną kartą darome estafetes, o kitų šiaip talentų šou. Bet taip pat dainuojame dainą, dovanojame dovaną savo padarytas ir dar darome užkandžius. Taip, tai svarbu paminėti, kad šitų švenčių metu vaikai, mamyčių ir tėčių dieną, žodžiu, vaikai organizuoja nuo nulio iki pat pabaigos patys. Tai jau kaip ten gaunasi viskas taip, kaip sakant, bet šitaip ir savo organizacinius sugebėjimus tobulinam ir, aišku, per įvairiausias veiklas atsiskleidžia ir tam tikri tokie ypatingi gebėjimai. Na, kad ir Herkaus prieš keletą metų atsiskleidęs gebėjimas puikiai vesti renginius. Ir šiandien galim toliau nurodyti. Ne, Herkau? Tai Bernardas pristatys vienas šunų. Per žiemos šventę mes persirinkime italus ir einame į mišką ir ieškome šviesos, kurią galėtume atsinešti į namus. Šokame, veriame pasaulą, švenčiame. Tai ir svarbus akcentas yra tas, kad per žiemos šventę ypač, tai tėveliai mūsų turi ateiti būtinai persirengę su kostiumais. Žodžiu, vaikus tai mes jau ten kaip nors. Ir pušiam ir viską padarom, ir tas uodegytes ir ausytes priklijuojam, bet kai susirenkam ir visi tėveliai persirengę, kuriam ir tą džiaugsmą, apie kurį profesorius pasakojo, ar ne, tiesiog tikrai būna daug džiaugsmo. Net ir mieste, man atrodo, džiaugsmo daugiau atsiranda, nes ta mūsų maža miestelėje, kai porą šimtų tėvelių važiuoja su mašinomis, persirengę zuikiais, lapėm, visokiais vilkais, išlipa degalinėse, irgi to džiaugsmo visur aplinkui šiek tiek daugiau paskleidžia. Ir šitaip iš tikrųjų kuriame tą mažą, jaukią bendruomenę, nuo kurios tikim, kad ir prasideda ir didesnės idėjos, tokios kaip pilietiškumo ugdymas, ar ne, kaip pasijautimas tos bendruomenės iš pradžių dalimi, o vėliau ir tos šalies dalimi. Dabar Vincentas papasakos jums apie užgavėnes. Taigi, prieš užgavėnes mes gaminame kiautą. Kai ateina užgavėnių šventė, mes deginam morę, valgom blynus ir žiūrim, kaip kaunasi lašininis ir kanapinis. Ir per šias užgavėnes kiti vaikai ir mes kepėm blynus ir turim šefą, kuris įvertina blynų bokus. Taip, tai blynų būta daug, persivalgymo irgi būta, bet be viso to būta ir labai taip išplėstinio meninių įgūdžių, žodžiu, vystymo, ar ne, plėtojimo. Tai gaminome ir kaukes, kasmet gaminame ir kaukes ir mokomės eilėraščių, dainų, žaidimų lietuvių liaudies ir šitaip švenčiam šią gražią šventę. Tai dabar mėlyne pasakyti Per visas valstybines dienas sudainuojam Lietuvos himną.
Sausio 13 uždegame 14 vaikučių Lietuvos gynėjų pagerbimą. Per vasario 16 pasakojame istorijas apie šią dieną. O per kovo 11 einame susitikti su Girulių panekoje. Taip, tikrai. Iš tiesų, Lietuvos himną giedame kiekvieno ryto rato metu, nes tikim, kad žodžiai tikrai labai prasmingi ir gražūs ir įkvėpimo tikrai juose daug ateinančios dienos įvykiams. Bet valstybinių švenčių metu būrėme didesnį bendruomenės ratą, kviečiam prisijungti ir mūsų tėvelius iš ryto atlydėjusius vaikus į mokyklą ar darželį, giedame drauge himną, pasakojame istorijas, kai kurias vis dar iš mūsų pačių atminties. Šitaip dalinamės ir tą šnekamąją kalbą ir tomis istorijomis, kad jos išliktų gyvos. Na, ir iš tiesų pradėjom prieš porą metų ir gražią iniciatyvą su mūsų Girulių bendruomenė. Giruliai yra vietovė, kurioje randasi mokykla ir tiesiog su jais kartu susitinkam ir taip pat švenčiame kovo 11-osios šventę. Ir dabar šiek tiek papasakosim dar su Herkumi ir Lainu apie kitas dar dvi bendruomenės šventės. Tai drabužių mainus. Herkai, papasakok apie talką. Kas ten būna? Tai per talką mes tvarkomės mūsų mokyklą. Talka dažniausiai vyksta savaitgaliais. Ir dažniausiai visi ateina tik dėl to, nes žiauriai skanūs pietus. Žiauriai skanus pietus, prisipažįstu, kepu aš kugelį kiekvienais metais, kviečiu ir jūs užsukti. Talkų dienos visada paskelbtos viešai. Tai taip, iš tiesų būna tokia smagi šventė, smagus susibūrimas ir visą laiką sakom, kad kai darbą dirbi ne vienas, o žodžiu dviese arba trise, gal dar geriau iliustruoja, tai nepliusuojasi, ar ne, tie darbai, ne 1 + 2 + 3, ne 3 gauna, o viskas kvadratu kyla, žodžiu. Tai iš tiesų ir padaryti darbai kyla kvadratu, bet ir tas ryšys ir bendruomenės santykis, jis taip pat kyla kvadratu. Na, Laimi, tu šiek tiek papasakok apie mainus. Kaip Herkus minėjo, pietus tikrai yra skanūs, iš savo patirties pasakymo. Visi atsiveža drabužių, šiaip daiktų, ir jie atveža juos palieka, pasiema savo daiktų ir mes taip tokį drabužius. Taip, praktiškai nuo žmonės, žodžiu. Savaitgaliais atvažiuojam pavalgyti, padirbti ir pavalgyti ir dar kartais pasimainyti daiktais. Tai pasimainome tuos daiktus, iš tikrųjų šitaip gelbstim ir daugeliui tėvų, mūsų bendruomenės tėvų, nes prisitaikyti ar ne visą aprangą lauko sąlygoms kainuotų nemažai pinigėlių, tai truputėlį lengvinam tą dalį ir tiesiog apsimainom visi, nes tų drabužių paprastai užtenka ten keletų šeimų, žodžiu, nešioti. Bet jau dabar visą tai peraugo ne tik tai į vaikų drabužius ir apsikeičia suknelėmis ir tėčių drabužius sumainom, žodžiu, kas tik tai ten neįvyksta, bet žinoma, šitos šventės yra tokia dar pridėtinė ir nevertė tai, kad likusius drabužėlius ir daiktus visą laiką dovanojame šiek tiek vargstančiam šeimom ir taip pat prisidedam prie tvarumo idėjų, ar ne? Tai vadinasi, mažiau perkam, mažiau leidžiam pinigų ten, kur nereikia ir išleidžiam kažkur tai prasmingiau. Leonai, kokia tavo didžiausia ir mėgstamiausia šventė? Tikriausiai vasaros atostogos. Tai dabar laukiam visi tų vasaros atostogų ir su džiaugsmu ir dar laukimu savaitės laiko sakom jums visiems ačiū, kad mus išklausėte, ačiū, kad mus pasikvietėte čia į šią nuostabią konferenciją ir kad turėjom progą pristatyti čia šiek tiek atskleisti jums miško mokyklos gyvenimo. Ir iš tikrųjų mums šiandiena taip pat taip prasmingai susiėjo į vieną, nes mes ugdome vaikus kontekstinio ugdymo principų ir šiuo metu mūsų tema yra mokslas. Tai sako, mes taip simboliškai pabaigiam savo ugdomąją temą šio mėnesio, apsilankydami ir patys darydami prezentaciją Švietimo ir mokslo ministerijoje. Tai va, tai labai ačiū.